Labas. Šiandien atliksime meditaciją skirtą stresui ir nerimui, kad pamatytum plačiau ir kad veikt galėtum kitaip. Tad įsipatogink, pasirūpink, kad niekas tavęs netrukdytų. Galbūt užsidek žvakę. Ir kai būsi pasiruošęs, užmerk akis. Jeigu pavargai gyventi įtampoje, išgyvenimo režime, kai sukiesi tame pačiame rate, rytais tave pasitinka nerimas, skubėjimas, stresas, lėkimas, o vakare prieš užmiegant visiems sukasi mintis, kaltinimai, jo kažko nepadarėjai, nespėjai. Ar kada nors pastebėjai, kad esančioje būsenoje tavo kvėpavimas tampa tarsi užspaustas? Galbūt jau supratai, kad karts nuo karto pajauti tau ramybės neduodančias patirtis. Pyktį, nuoskaudas, bandymą įrodyti, kad gali, nuolatinis stengimasi, frustracija, kai kažkas nepavyksta. Visą tai kaupiasi kūne, visi išgyvenimai kaupiasi kūną ir protą įtempia taip, kad net nebejauti, kad stipriai jauti spaudimą. Tiesiog bėgi kaip tas šuo nutrūkęs nuo grandinės, bandydamas surasti laisvę, tačiau ta laisvė niekada nebuvo kažkur toli. Visada buvo čia pat su tavimi. Gal kur nors kūne yra įsitempusi, sustingusi ar užspausta vieta, kurią jauti. Jei tai pastebi, tai yra labai daug, nes tai reiškia, kad pradedi matyti, kaip tavo gyvenimo būdas tiesiogiai veikia tavo kūną, emocijas ir santykius su aplinka. Tad nuolatinis palydovas, kad ir kiek bedarytum, kiek beatiduotum, kaip besistengtum, vis vien negana. Ir tas negana įverčia kūną. Kojas ryte trini vieną į kitą, bandai atsisėsti ir iškvėpuoti, išrašyti, išmedituoti. Tačiau darai tai vardan, kad sektųsi padaryti dar daugiau, dar našiau, dar sėkmingiau. Ir taip seka užburtas ratas. Bandai padaryti viską taip, kaip reikia. Kad va tada, kai jau padarysi, galėtum nurimti. Arba tiesiog pakyli iš lovos, nebeturi niekam laiko ir skubi, varai, lėki ir net neturi laiko, kada atsigręžti į save. Mes vadinam tai gyvenimą su stresu ir nerimu ir tai yra nuolatinis palydovas pas daugelį. Po šio stresu nerimu slepiasi baimė. Baimė prarasti. Baimė neturėti pakankamai. Pinigų, laiko, meilės, saugumo. Paradoksas tame, kad buvimas toje baimėje ir stengimasis viską sutvarkyti apsuka taip aplink pirštą, jog tu ir save įtikini, kad tai normali būsena. Ir tai, ką jauti, sunkus į gyvenimą, įtampos kūne, įtampa kiekvienam veiksme, apkabinime, tai yra tokia normali gyvenimo dalis, kad niekaip kitaip būti negali. Tavo tėvai taip gyveno, gyvensi ir tu. O kas jeigu šis proto šaršalas, šie žodžiai ar jausmas yra tik apgaulė? Leisk šiai minčiai nugulti tavyje. Kas jeigu viskas gali būti lengvai, atpalaiduoti, be skubėjimų? Tad per šią meditaciją keliausime į buvimą. Ta būsena, kuri buvo dar prieš tau užgimstant, ir kurią gali atminti ir joje būti visada, kada tik tai panori. Atsisėsk arba atsigul, kad jaustumės patogiai, saugiai ir užmerk akis, jeigu dar jau neužmerki. Pastebėk savo kvėpavimą. Pasistebėk, koks jisai šį momentą. Įsivardyk savo mintyse, kaip apibūdintum savais žodžiais kvėpavimą, su kuriuo esi šiandien.
atneš dėmesį į savo kvėpavimą ir nieko nekeitus stebėk. Pasistebėk kiekvieną įkvėpimą ir kiekvieną iškvėpimą. Ar yra skirtumas tarp jų? Kad nurimtum šiek tiek daugiau, pakvėpuosim atodusiais, kad ir kur esi, iškvėpk. Įkvėp giliai. Paleisk, kad palaiduotų žandikaulį ir atodusio. Leis savo atsidust. Įkvėp giliai. Paleisk įtampą iš kūno. Įkvėp giliai per nosį. Iškvėpk atvėrus burną. Tegul su kiekvienu iškvėpimu atsipalaiduoja tavo žandikaulis. Pajaus, kad žandikaulį nebėra įtampo. Ir leis savo atsidusti. Jeigu gali sau leisti, atsidus su garsu. Taip, kad tas kiekvienas atodusis atneštų lengvumą, atsipalaidavimą, kartu ir švelnumą. Įkvėp giliai. Iškvėpk, paleisk nežinomybės baimę. Įkvėpk. Paleisk nesėkmės baimę. Įkvėpk. Paleisk baimę būti nepakankamu. Įkvėpk. Iškvėp nevertumo jausmą. Įkvėp giliai. Paleisk lyginimąsi su kitais. Įkvėp giliai. Paleisk kaltę ir gėdą. Įkvėp giliai. Paleisk per didelį stengimąsi įrodyti. Įkvėpk. Paleisk spaudimą būti kitokiam nei esi. Įkvėp giliai. Paleisk trūkumą. Įkvėpk. Paleisk trūkumą laiko, kurio niekada negana. Įkvėp giliai. Paleisk trūkumą pinigų, dėl kurių visada neramu. Įkvėp giliai. Paleisk trūkumą meilės, dėl kurios jautiesi vienišas. Įkvėp giliai. Paleisk trūkumą saugumo, kuris neleidžia atsipalaiduoti. Įkvėp giliai. Paleisk savivertės, kuris sako, jog nesi pakankamas, trūkumą. Tęsk kvėpuoti, jeigu norisi atodusio. Gali su kiekvienu iškvėpimu pakartoti tuos teiginius, kurie tau surezonavo, kurie tau svarbus. Jeigu jauti, kad norisi susitelkti į kvėpavimą, visą likusį laiką stebėk savo kvėpavimą. Ir kai bus ta metas, aš pargrąžinsiu tave.
pamažu sugrįžk. Pagilink savo kvėpavimą. Pajaus, kaip įteka ir kaip išteka oras. Pakartok savo. Šiandien aš renkuosi gyventi iš ramybės, o ne iš baimės, ne iš trūkumo. Aš pasitikiu gyvenimu. Aš pasitikiu savimi. Aš pasitikiu vedimu. Prisimink, kad pokytis įvyksta tada, kai tavo pasąmonė patiki, kad tu gali gyventi kitaip. Vien tik afirmacijos neveiks, jei viduje laikaisi trūkumo jausmo. Tu gali kurti tikslus, vizualizuoti gausą, imtis veiksmų, bet jei pasąmonėje gyvena stoka, ji tyliai sabotuos tavo siekius. Todėl tokios meditacijos kaip ši padeda sukurti vidinį pagrindą. Jos ramina, įneša daugiau tylos, daugiau pasitikėjimo. Bet tikrasis pokytis ateina, kai sąmoningai pastebi, kur iki šiol veikia iš trūkumo. Ir pamažu renkiesi kitą kelią. Veikti iš gausos. Tai procesas, sąmonėjimo kelionė, tačiau labai verta. Ir jei trokšti lengvumo, kurio galbūt net neįsivaizdavai, pradėk sėti mažą sėklą savo mintyse. Tai įmanoma. Svajok kiekvieną dieną bent trumpam pasirodyk ant kilimėlio, tyloje, dėl savęs. Ši tyla dovanos tau vaisių, apie kuriuos galbūt net nesvajoji. Ramybės, gausos, atsipalaidavimo dovaną. Tad su šia būsena keliauk į šią dieną ir stebėk, kaip keičiasi kiekvienas tavo pasirinkimas, veiksmas, kaip keičiasi mintys, kai veikia ne iš trūkumo, ne iš baimės, iš gausos, iš ramybės. Jeigu ši meditacija palietė tavo širdį ir jauti, kad gali pasitarnauti ir kitiem, pasidalink. Aš tau linkiu gražios dienos ir dėkoju, kad buvai.